Labą dieną, aš esu Martynas Čibirka iš Alytaus Juodpėdžių gimnazijos 2D klasės ir dalyvauju ateities inžinerijoje 2 metus. Pirmus metus man labai gerai pasisekė, netgi laimėjau. Ir šiais metais pagalvojau su mokytoja padaryti dar vieną projektą. Tai tas projektas būtų vandens telkinių valymo robotas. Mes pirmiausia pirmąjį projektą bandėme daryti iš tokios medžiagos, bet ji buvo labai lanksti ir nebuvo patikima. Taigi po kiek laiko mes perėjome iš 3D spausdintos medžiagos ir štai koksai tapo geras korpusas. Šis projektas naudoja 2 sraigtus, kurie yra padaryti prie panaudotų butelių ir variklio, kuris varo transporterį. Šis transporteris, kaip matoma, sukasi ir gali pagautas vandenyje šiukšlės nunešti šią vietą. Ir viskas sujungta yra šioje vietoje ir dar yra paslėpta, kad joks vanduo ar dar kažkas negalėtų jos pažeisti. Ir mes dar vieną labai protingą dalyką sugalvojom, tai varikliukus įkišom į panaudotus stichijos vandens buteliukus, kad jie būtų apsaugoti nuo vandens ir nebūtų pažeisti. Ir tiesiog išgriežėm skylę ir viską su laidais sujungėm šią vietą. Ir dar nėra visiškai pabandytas, kadangi mes neturim niekur vandens telkinio, kur jį galėtum pabandyti, bet programa laisvai ir gerai veikia. Bet mes būtinai ieškosim vandens telkinio, kur galėtum gerai viską prabandyti ir žinoti, ar viskas gerai veikia. O dabar parodysiu, kaip programa veikia. Tai turime valdiklį, valdymo pultelį, kuris valdo viską. Ir spausdami šitą priekinę rodyklę, varikliai pradės abudu suktis į priekį. O spausdami OK, mes viską sustabdysim. Aišku, yra ir kitos rodyklės, tai atgal, šonan, kitam šonan ir galiausiai transporteris. Ir juos sustabdysim skaičiuku 2. Ir štai yra mano projektas.